vienas. Papasakosiu dar vieną istoriją apie tą pačią užduotį, man labai kritusi į galvą, kaip prieiti prie nepažįstamo žmogaus. Ir visą savaitę, kaip minėjau, modeliavau aš tas tokias situacijas. Ir man einant pasakiškai gražia vieta prie upelio ties akademija, pamačiau 3 merginas su tokiom dėžėm, kur supratau, kad yra paveikslai. Supratau, kad negaliu praleisti progos ir būtinai turiu jas pakalbinti, nors ar nežinau, ką jums sakysiu. Priėjau, pasisveikinau, paklausiau, ar paišote. Jos atsakė, kad čia jų paveikslai, bet jos kaip ir iš tikrųjų nepaišo. Aš žiūrėjau tą paveikslą, bet labai gražus, tai vis tiek, kuo čia užsiimate, jeigu dailės akademija einat. Sakė, kad tyrėjos ar dar kažką, menotyrininkės galbūt, ir dabar eksponuos savo darbus dailės akademija. Aš pasidomėjau, tai jeigu eksponuos, tai ten ir daugiau, reiškia, tų darbų bus, nes man labai įdomu būtų pažiūrėti, ar ten gali kiti žmonės ateiti pasižiūrėti tų darbų ir galbūt įsigyti netgi, jeigu kažkas patiktų. Jos patikino, kad taip tikrai bus, o kaip man susirasti kūrėją to darbo, pasakė, kad patys kūrėjai ir stovės prie tų paveikslų. Tau net ieškoti nieko nereikės. Ir kad jie prie tų savo paveikslų išdėlioja ir stovi tik tais valandą, ir kas valandą keičiasi tie paveikslai su savo kūrėjais. Dėl to nuo 10 iki 14 valandos aš maloniai kviečiama ateiti į akademiją ir pasižiūrėti jų kūrinių. Nors mane perspėjo, kad nieko nesitikėti, nes yra tik tai pirmakursai ir tikrai nieko gero tenai neparodys. Žinoma, kadangi aš nei man tie paveikslai iš tikrųjų nebuvo įdomus, nei ten dar kažkas, labai padėkoju už pokalbį ir išsiskyrėme. Nors įdomas galvojau, kągi aš dar jų galėjau paklausti, kad daugiau ištempti tą laiką, nes nemanau, kad ten 2 minutės buvo pokalbį.